Sveiki, bičiuliai. Sulaukiau nemažai meškeriotojų klausimų, na ir jie klausia, kurią biudžetinę ritę rinktis iš dviejų avižadrebiui ir ultralaitui. Konkrečiai tai būtų Kestrelis ir Valiant Eagle. Abi šios ritės yra labai panašios, tačiau žmonės visgi klausia, ar kažkuri yra geresnė, galbūt kažkuri yra geresnė konkrečiam žūklės stiliui. Na, į šituos klausimus ir atsakysiu šiame video. Pažiūrėkim. Manau, pradėsiu nuo panašumų. Kaip matot, abi ritelės pasižymi identiškų korpusų. Viskas yra vienas prie vieno. Tiek korpusas, tiek rotorius, tiek būgneliai, tiek rankenėlės, tiek nobiukai. Na, galbūt skiriasi tik tai būgnelių išpjaustymai, dizaino elementai. O visa kita yra vienas prie vieno, vizualiai. Galbūt lengvesnės medžiagos panaudotos korpusui arba rotoriui Kestreliui, nes jinai sveria šiek tiek mažiau, bet prieisim prie to. O skiriasi tik tai realiai vizualiai spalvos. Kaip matot, Kestrelis yra pilkos, juodos ir oranžinės varinės atspalvių derinys. Tuo tarpu Valiant Eagle antra versija pasižymi tarsi bordo spalva, matyt reiktų sakyti, tokia raudonai ruda korpusas ir rotorius, tada raudonos spalvos elementai, na ir juodos spalvos elementai. Bet vėlgi, tai yra tik tai dizainas, o visa kita yra vienas prie vieno. Nesurasit nei vieno skirtumo, bent jau aš nesugebėjau surasti, kur skirtusi kažkas vizualiai, apart spalvų. Na, o dabar, kas liečia skirtumus, ar ne? Vėlgi, didžiausias skirtumas, mano nuomonė, yra tame, kad Kestrelis turi perdavimą 6,2 prie 1, tuo tarpu Valiant Eagle perdavimas yra 5,2 prie 1. Taigi, kokie privalumai ir trūkumai būtent perdavime. Taigi, jeigu dažnai tenka mesti arba žvejojat upėse ir žvejojat upėtakių, sakysim, ir metate prieš srovę ir reikia pravesti masalą greičiau, tuomet ritė su greitesniu perdavimu yra privalumas. Na, o jeigu džigaujate ypač šaltam vandenį, valkiojat masalą dugnu, tai lėtesnis pravedimas ir lėtesnis perdavimas yra privalumas. Taip pat reikia pasakyti, kad ritė su lėtesniu perdavimu paprastai tarnauja ilgiau. Taigi šita ritelė, kuri yra pigesnė, būtent Valiant Eagle, teoriškai turėtų tarnauti ilgiau. O, dar ko nepaminėjau, apie panašumus kalbant. Kaip matot, valo klojimas, na tikrai laisvai 9 iš 10, reiktų pirkti Shimano ar Daiwa už 200 eurų, gal dar daugiau, kad būtų geresnis vizualiai valo klojimas. Ir taip pat, dar ką pasakysiu, kad su Shimano, ypač kai žvejodavau su stradikais, dažnai pasidaigydavo, kad valas užsimesdavo, sakysim, ant būgnelio ir nepastebėjus, užmetant kitą kartą, susidarydavo kilpą ir labai dažnai mazgas, na ir tiesiog prarasdavau daug valo, brangaus valo. O čia nebuvo nei vieno karto, kad taip atsitiktų, nors labai dažnai žvejoju su svoriais iki 0,5 gramo. Taigi, valo klojimas ne tik vizualiai atrodo puikiai, bet ir būgnelio dizainas neleidžia valui užsimesti ir sukelti kažkokių problemų. Taigi, super. Funkciškai laisvai 10 iš 10, kas liečia plonus valus ir darbą su jais. Gerai, dabar grįžtam prie skirtumų. Jau pakalbėjau apie perdavimą. Kitas skirtumas yra svoryje. Šita Kestrel ritelė yra apie 9 gramais lengvesnė. Galima iš tikrųjų pasvert, pagriebsiu greitai svarstykles ir pažiūrėsim. Su valu ir bekingu šita sveria 136 kažkas gramai. Taip, 136, 16. O šita sver 145. Taigi, kaip mato, 9 grubiai gramų skirtumas. Vėlgi, šita ritė yra, sakysim, lengviausia iš spinningo ričių šiai dienai, sakysim, iš kokybiškų, kurios yra, sakysim, gerai
surinktos kokybiškos ritelės. Taigi šita šiai dienai yra lengviausia. Šita turbūt būtų antra arba trečia pagal lengvumą. Tai va tiek apie skirtumus arba svorių skirtumus. Kitas skirtumas yra eigoj. Dabar, sakysim, šita ritelė, Valiant Eagle, turi šiek tiek lengvesnę eigą. Būtent reikia mažiau energijos, kad sukti rankenėlę. Tačiau taiga nėra tokia kaip per sviestą. Sakysim, aš nesakau, kad čia girgžda ar dar kažkas, bet, sakysim, paėmus kokį ten Shimano Banfordą, kokį 2000 dydžio, tas būtų šiek tiek, sakysim, Banfordas būtų šiek tiek tolygesnė eiga. Pas 500 Banfordą tai tikrai eiga geresnė būtų pas šitą. Bet, vėlgi, kainų skirtumai yra vietoje, nelyginsiu eigos, bet vėlgi, eiga nėra tokia labai, sakysim, tolygiai arba palyginus su šita, bet prieisim prie šitos. Tačiau labai mažai energijos reikia, kad sukti ritelę arba rankenėlę. Na ir tai natūralu. O dabar šita, kadangi perdavimas yra didesnis, reikia šiek tiek daugiau energijos, kad sukti rankenėlę. Tačiau eiga yra jau kaip per sviestą. Aš tiksliai nežinau, su kuo tai susiję, ar tai bus geresni guoliai, ar galbūt geresni dantračiai vienas ar abu sudėti, nežinau tiksliai, bet eiga pas šitą, o galbūt netgi yra tik tai geresnis tepalas panaudotas, velnė žino iš tikrųjų, bet tikrai eina kaip per sviestą šitą. Bet vėlgi, reikia šiek tiek daugiau energijos, kad sukti rankenėlę. Bet vėlgi, aš sakau, čia nėra, kad būtų sunku tenai sukti rankenėlę. Tiesiog lyginant šitas dvi riteles, tokie vat yra pastebėjimai. Tai va, apie viską maždaug pakalbėjau. Labai panašios ritės, identiškos galima beveik sakyti, tik tai galbūt funkciškai, vėlgi pasikartosiu. Žvejojot upėtakius, mėtot prieš srovę, norit greičiau pateikti masalą, bet kuri ritė, įskaitant šitą su didesniu perdavimu, bus privalumas. Norit lėtesnio masalo pateikimo, valkiojant dugnu, džigaujant ir taip toliau, ritė su lėtesniu perdavimu yra šioks toks privalumas. Bet vėlgi, kad ir kaip žiūrėsit, su šita lėtesne ritele galima laisvai ją sukti greičiau ir pateikti tą masalą greitai, kai reikia tam upėtakiui metant prieš srovę. Lygiai tas pats su šita, kai reikia pateikti masalą lėtai, valkiojant dugnu ir taip toliau, tiesiog sukama rankenėlė lėčiau, kai reikia. Ir laisvai galima naudoti bet kurią ritelę, bet kurioje situacijoje. Bet vėlgi, jeigu jau žiūrint taip kritiškai ir konkrečiam žūklės būdui, tos taisyklės galioja. Greitam pravedimui greitesnė ritė, lėtesniam pravedimui lėtesnė ritė. Tai va. Na, o tikrai paskutinis dalykas, į kurį atkreipkite dėmesį, jeigu ieško tokios ritelės, mažos, kokybiškos, kompaktiškos, nebrangios, yra kaina. Taigi pirkit tą, kuri bus pigesnė tuo metu, kai nuspręsit ją įsigyti. Tikrai labai panašios, labiau panašios negu skirtingos, 100%, bet kaina bus tas veiksnys, į kurį rekomenduočiau atkreipti dėmesį. Na ir paliksiu nuorodas apačioj šiom ritelėm. Pasižiūrėkit, ką kiti meškeriotojai apie jas rašo, patiks, įsigykit. Gerai, šiam kartui tiek. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki.